Festivalis Europos literatūros dieną Šiauliuose, kaip ir kasmet, kvietė klausytis gerų prozos tekstų. Savo kūrinių ištraukas skaitė rašytojai iš Prancūzijos, Šveicarijos, Ukrainos, Latvijos ir Lietuvos. Festivalio skaitymai tradiciškai vyko Šiauliuose, Klaipėdoje, Plungėje ir Vilniuje. Po paskutinės festivalio popietės jaukioje ir svetingoje Šiaulių centro šokoladinėje festivalio organizatorius Markus Roduner džiūgavo. Jau įsivažiavom tikrai ir viskas yra gražiai ir jeigu almanachas dar kitais metais laiku išeis ir aš tai tikrai įspausiu, kad jis išeitų, tai manau, kad bus dar puikiau. Šiais metais festivalyje dažniausiai skambėjo kūriniai prancūzų kalba. Užsienio autorius tai bandom derinti kartais ar klausti, sakykime, šiemet Pro Helvecijos Šveicarijos kultūros fondo, kuris mūsų rėmė labai ir jie labai mielai patarė, ką galima būtų kviesti. Ir paskui vis tiek pasitikrini internete, ką jis ten rašo, yra pakankamai informacijos apie tuos autorius. O dar viena autorė, kurie labai džiaugiaus, tai yra Michel Lebre, kurios knyga Raudona kanapa, galima ją beje Versus Aurijos leidykloje dar įsigyti labai nebrangiai. Tai jį buvo parekomenduota kitos autorės, kaip ir pernai darėm labai gerą, patirtis labai gera. Markus Roduner į Europos literatūros dienas kasmet kviečia ir kelis Lietuvos rašytojus. Antrą kartą festivalyje dalyvavusi Birutė Jonuškaitė stebisi organizatorių sugebėjimu susikviesti būrį įdomių autorių. Labai džiaugiuosi, kad Markus turi tokią gerą uoslę ir taip parenka, kad reiškia nebūtų kokio nuobodulio, kad visi nebūtų ant vieno kažkokio, taip gal negalima sakyti, ant vieno kurpalio sukirpti, bet iš tikrųjų jie visi labai saviti, visi turi savo braižą, savo stilių, visi yra kitokie ir ta įvairovė, aišku, labai gerai. Ir skaitytojui, ir klausytojui, kuris tuos tekstus ir netrumpai, čiagi ne poezija, ir po 20 minučių ir jam nenuobodu ir jis išklaus. Publika užsiaugino Markus Rodunerį Šiauliuose labai simpatiška. Ir kai matom ir Frenkelio villoje kiekvieną vakarą susirenka ir tiek jaunų žmonių, tai galų gale tie išvažiavimai į Plungę, ten irgi buvo pilna salė ir visada pabrėžiu ir jaunų žmonių, ne tik tai pagyvenusių ir rimtų skaitytojų. Tai aišku labai džiugu, vadinasi, festivalis išaugo visom prasmėm. Keletą festivalio vakarų keliomis kalbomis vedė Vilniaus universiteto studentė Gerda Ana Melnik. Studentė laisvai kalba 5 kalbomis, mokosi dar 4. Man labiausiai patiko tai, kad šis festivalis vyko įvairiuose miestuose ir nebūtinai tuose didžiuosiuose, o ir mažesniuose, kuriuose, aš kiek žinau, taip pat buvo didžiulis susidomėjimas rašytojais ir jų skleidžiama kūryba ir kultūra. O kitas dalykas tai šitie tarpkultūriniai santykiai, kurie parodo, kad literatūra vis tik yra be sienų ir kad kaip gražiai sutarė rašytojai tarpusavį ir buvo įdomu diskutuoti, šnekėtis, nepaisant kalbinių visų ribų. Gerda Ana mums padėjo pakalbinti keletą svečių. Prancūzijoje gyvena rašytojas iš Gvinėjos Liubar Fofana. Jo biografija spalvinga, bet labai liūdna. Vos sulaukęs 17, būsimasis rašytojas pabėgo iš gimtosios šalies, kur jo tėvas buvo apkaltintas ir pasodintas į kalėjimą. Vieno roko koncerto metu praradęs klausą, Fofana pradėjo rašyti ir teberašo iki šiol. Klausim, kokios temos rašytojui svarbiausios. En toile de fond jusqu'à présent de tous mes romans en arrière-plan. Il y a la révolution guinéenne des années 70, puisque mon père a été mis en prison quand j'avais 11 ans. Et c'est ce qui m'a poussé à quitter le pays à 17 ans. Donc ça, c'est en arrière-plan de mes romans. Je ne traite pas de ce sujet, mais il est toujours présent. Il y a aussi l'exil. Mais l'exil est aussi un sujet que je traite. Je parle des traditions pour apprendre aux gens ce qu'est l'Afrique.
Une des choses que je décris souvent dans mes romans, c'est la souffrance. La souffrance qui est omniprésente, qui fait partie de la vie. La souffrance. Et j'essaie de ne pas épargner le lecteur, parce qu'elle est réelle, elle existe. Et donc c'est un thème, le malheur. Le malheur est un thème qui est récurrent, mais l'espoir aussi est toujours présent. Į Prancūziją rašytojas sakė išsivežantis labai šiltus įspūdžius iš Lietuvos. Qu'est-ce que j'emporte de Lituanie? J'emporte plein d'images. Ma tête est pleine d'images. La Lituanie est un petit pays, mais qui nous remplit la tête, le cœur, qui nous remplit de partout. C'est un très beau pays. Les gens sont aimables, et ils sont chaleureux. Je pensais, en venant ici, je pensais que c'était un petit pays froid, où les gens ils sont enfermés chez eux parce qu'il fait froid. Mais en fait, les Lituaniens sont très chaleureux. Ils sont extrêmement chaleureux. Et partout, on nous a témoigné beaucoup d'amitié. Ça, c'est mon sentiment premier. Et c'est aussi peut-être pour cela que je crois que je ne fais pas qu'emporter quelque chose de la Lituanie, mais je laisse une partie de moi ici, que je reviendrai chercher souvent. Šveicarijoje Lozanos universitete dėstytojaujantis Ivan Faron taip pat gyrė ir festivalį, ir Lietuvą. Mes impressions sont très bonnes. Je trouve que c'est un pays formidablement dynamique et j'ai eu beaucoup de plaisir à être ici. Même, le programme était assez chargé, mais j'ai trouvé que c'est un pays moderne et où il y a une très très grande chaleur humaine. Et j'ai trouvé très beau tout ce que j'ai vu. Ce que je savais de la Lituanie, pas grand-chose. Je connais un petit peu l'histoire quand même des pays baltes. Et je savais par exemple que Lubis Miloš, Oskar, est un grand poète lituanien qui a écrit en français et que Romain Gary est né à Vilnius. Et Greimas, le linguiste, il y a des choses qu'on connaît, Lévinas aussi, c'est des noms que les Français connaissent par exemple. Donc c'est des choses qu'on sait évidemment. Mais tout ça était pour moi très, au fond un peu abstrait puisque c'est la première fois que je viens ici. Rašytojo romanai į lietuvių kalbą kol kas neversti, bet ko gero susilauktų skaitytojų dėmesio. En revanche, ce qui me touche ici et qui me concerne aussi, c'est certainement le mélange des langues et le mélange des cultures. Parce que je vis moi-même entre l'allemand et le français et je parle de ça aussi dans ce que j'écris. Donc le fait que ce pays ait été russophone, polonais, que la langue ait été opprimée, enfin toute cette complexité linguistique, culturelle de la Lituanie, c'est quelque chose qui me touche beaucoup et que j'ai l'impression de pouvoir comprendre un petit peu. Même si ce que je vis n'est pas comparable. Mais disons qu'il y a, dans ce brouillage identitaire, il y a quelque chose que je reconnais aussi comme mien. Voilà. Ukrainietis Taras Prochasko prisipažino, kad viešnagė Lietuvoje jam labai svarbi. Во время моей юности, например, Литва была очень важна, как кроме всего другого, кроме всего исторического этого багажа, очень важна Литва была как соратник в том движении, которое было в конце 80-х. Ну и вообще мы как-то ориентировались на литовцев и понимали, что это люди, которые умеют то, чего очень не хватает иногда нам, то есть имеют какую-то мягкую твердость, скажем так, какую-то уверенность в своем существовании и в том, что они должны быть самими собой. Какие темы для вас самые важные? Ну, для меня самая важная тема – это все-таки принципы человеческого существования. То есть
однообразие и уникальность человеческого существования. Мы все одинаковы, но мы каждый только такой, какой он есть. И вот как это между этими мирами происходит контакт, это для меня самое интересное. Antrą kartą savo kūrybą festivalyje pristatęs Jaroslavas Melnikas ne tik Lietuvos, bet ir Ukrainos rašytojų sąjungos narys. Rašo ir prancūziškai. Žinoti daug kalbų tai labai naudinga rašytojai, kadangi pasaulis labai platus ir be kalbų tu negali sužinoti, kas yra tiesa. Jūs jau susitikimo metu minėjot, kad rašytojas labiau yra vienišas, užsidaręs žmogus. Tai ar tokie susitikimai padeda ar trukdo? Kada tu esi vienatvėje, ten visą mėnesį, tai ten yra savo, sakyčiau, negatyvas. Tai vat, kada aš išėjau iš tos vienatvės, tai truputį čia kaip grynas oras rašytojui. Pakalbėti su skaitytojais, pamatyti, kas tave skaito ir paskui vėl grįžti. Bet norėčiau pasakyti, kad čia ne tik rašytojų problema. Čia mes visi žmonės ir mes visi turim savo vienatvę. Vienatvės tema svarbi ir Paryžiuje gyvenančiam Valdui Papieviui. Čia dabar būnant Šiauliuose man kilo tokia mintis, kad kuo esi vienišesnis rašydamas, kuo labiau nyri į savo vienatvę pats į save, tuo labiau tu artėji prie kitų žmonių. Nes pačioje giliausioje gelmėje mes visi esame tokie patys. Ir man labai džiugu čia buvo matyti tiek daug skaitytojų atėjusių pas mus, mūsų paklausyti. Tiek daug žmonių, kurių sieloms ar dvasioms tas tavo žodis kažką bent truputėlį reiškia. Negaliu nepaklausti apie Paryžių. Ką jums kaip žmogui, kaip rašytojui davė Paryžius, gyvenimas Paryžiuje? Paryžius yra labai laisvas, žaismingas miestas ir tai yra kūrybinės aplinkos miestas. Paryžiuje tave viskas įkvepia kūrybai ir kiekvienas bent jau kiekvienas žmogus ten ką nors kūrė. Tu gali būti gitaristas, tu gali būti fakyras, ugnies rijikas, žonglierius, animacinių filmų kūrėjas, poetas, bet visi ten kažką daro, kiti tapo, kiti rašo. Nežinia, ar kitais metais Europos literatūros dienų metu skambės prancūzų kalba, bet 42 metų savaitę festivalis tikrai vėl bus. Manau, kad mes paliksim tenais, nes labai gražus ruduo, visi sakė, kad čia nuostabiai atrodo, oras dar nėra ypatingai šaltas, nesubjūrės, pernai lijo, bet šiemet tai tikrai ypatingai džiaugiamės gerų orų. Tai ten paliksim tikrai šitoj vietoj. Smailus į maišą sumestų daiktų kampai įstato tarp šonkaulių mėlynių. Tai, kas maiše, irgi susikrato. Iš sūrio gabaliuko išbėgęs skystimas suliejo pagelbusių dokumentų rašalas. Kažkas sudužo ir vėl išsiliejo skystį.